Lopšelio darželio vaikų grupės ugdytinis ir visų mylimas mažasis Nojus kol kas dienas leidžia namuose. Neseniai cerebriniu paralyžiumi sergančiam Nojui buvo atlikta kojų operacija. Visa Lopšelio darželio bitutė bendruomenė, sužinojusi, kad mažajam jų draugui reikia pagalbos ir paramos, nusprendė surinkti lėšų ir padovanoti Nojui specialią, jam labai reikalingą ortopedinę lovą. Baldų tiekėjas uždaroji akcinė bendrovė Breolis, išgirdęs šią istoriją, nusprendė lovą Nojui padovanoti, todėl visos surinktos lėšos bus skirtos kitoms reikalingoms berniuko slaugymo ir gydymo išlaidoms. Aš labai puikiai žinojau šitą šeimą, nes šitas puikus berniukas pas mus ugdosi antrus metus. Aš sužinojau, kad jisai miega vienoje lovytėje su jaunesniu broliuku Pėjumi. Ir man tiesiog kilo mintis, artėjant didžiausios metų šventės, padaryti labai gerą darbą, nors tuos gerus darbus, atrodo, mes vaikų įstaigoje darome kiekvieną dieną. Pasitariau su administracija buvo nieko prieš ir mes paskelbėme akciją. Ir šiai dienai aš esu labai dėkinga visiems įstaigos darbuotojams, visų 234 vaikučių tėveliams, vicemerui Linui Urmanavičiui, mero patarėjai Irenai Linikienei, kurie prisidėjo prie šios akcijos. Ką jums pačiai ir jūsų šeimai reiškia tokia darželio pagalba? Labai džiugu, labai malonu, kad mus visi myli tenai. Labai netikėta iš tikrųjų buvo, net nesitikėjom tokio kalėdų stebuklo. Ir kiek ta pagalba padės galbūt jūsų vaikučiai? Vien dėl to, kad jisai džiaugiasi, jis dabar tampa daug didesnis, jisai jau miegos vienas. Užaugo vaikas. Iš viso širdies dėkoju visiems ir linkiu šitai šeimai toliau būti tokiai rūpestingai ir labai laukiam sugrįžtančio Nojaus, jau po operacijos nuėmus gipsiukus į įstaigą, kad jo kojytės tos mažytės kuo greičiau pasiektų bitutės darželio grupės grindis.